tą temą, nelabai smagią, bet žinoti apie tai būtina. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Gerą dieną. Labą dieną. Norėtųsi, aišku, kalbėtis apie vestuves, bet mes kalbėsimės apie skyrybas. Irgi žingsnis, kuris nėra dažniausiai džiuginantis. Bet visais atvejais tikriausiai nėra džiuginantis. Tai vienas iš tokių nesmagiausių tokių dalykų, skyrybos, tai ir apskritai, aš nežinau, ko čia džiaugtis, nebent žmonės vienas kito ypatingai nemėgsta. Tai tada tiesiog laukia tos dienos, kada galų galėtų įsiskirti. Kažkiek matyt po kablelio tokių žmonių ir yra, bet kaip ir sakoma, didžioji dalis nepatiria didelio džiaugsmo ir išsiskyrus kažkaip tai, reikia suprasti, kad gyvenimas nesibaigia, nors matyti yra žmonių manančių, kad, kaip čia aš dabar gyvensiu, kągi aš čia dabar darysiu ir nuo ko man čia pradėti. Tai yra vienas iš tokių, sakyčiau, neišvengiamų gal dalykų, ne tai, kad skirtis turi visi čia, bet aš labiau apie netekti, kad tai aišku, kad jinai nesmagi, bet su to vienu ar kitu atveju tenka susidurti ir išgyventi kažkaip tą sunkų periodą. Tai toks neišvengiamas dalykas yra. Jeigu žmonės skiriasi, tai tas kažkokie gedulo ar kažkokie aspektai turi būti, tai nepabėgsim nuo jų. Pats visuomenės požiūris irgi nepadeda, ar ne, tokia čia buvo graži pora, įsiskyrė, taip gražiai gyvenot, įsiskyrėt, kasgi čia atsitiko, gal dar ne viskas baigta, tų klausimų yra begalybė ir tarsi lavina užgriūna, tad šiuo atveju abiejų pusių. Žinoma, taip. Čia, aš gal sakyčiau, klaidingas yra dalykas, kad dėl kitų reiktų gyventi. Gal baisiausia būtų, kai sako, gera šeima ten graži, tai dabar dėl to reikia kažkaip laikytis to iš šeimos kažkokio modelio, nors ta šeima, vėlgi toks abstraktus dalykas ir kiekvienas tikriausiai pasakytų, kas ta graži šeima. Vėl būtų skirtingai, bet dėl kitų gyventi, tai čia būtų dar blogiau, sakyčiau, negu... Bet pas mus yra tas įsišaknyjas dėl vaikų, dėl, nežinau, kažkokios bendros buities, dėl to, ką žmonės pasakys ir matyt paskui dar skaudžiau skirtis. Taip, kuo ilgiau, šiaip dėl vaikų skirtis, nesiskirti ar taip būti, tai vėlgi čia labai toks subjektyvus dalykas. Aš galvoju, dažniau netgi man pačiam tenka išgirsti iš tų, kurie jau užaugę, kurių tėvai išsiskyrė arba dar besiskiriantis, tai būna tikrai toks dalykas, kad sako, pagaliau jie nusprendė skirtis. Nes, mes šiaip įsivaizduom, ar ne, kad tie vaikai nemato, nesupranta ir tokia imitacija šeimos vyksta. Jo, tai vaikai dažniausiai daugiau mato, negu ten tėvai norėtų gal parodyti arba kažkokių specifinių dalykų. Tai iš tikrųjų vaikai jaučia, jie ten, imlus yra dalykam ir emocijom ir visą ką. Tai gal to slopinimu tėvai nori, kad kartais vaikai nematytų kažko. Dažnai būna po skyrybų, nesinori viešintis, yra žmonės, kurie tą slepia ir kažkaip, matyt, dalis bando išgyventi patys, kažkaip gyvenimą keisdami, ieškodami išeičių, bet ne visiems pavyksta. Taip, jeigu pavyksta, tai gerai ir tikriausiai yra didžioji dalis tų žmonių, kurie kažkaip sėkmingai išgyvena skyrybas arba skiriasi, sakykime, normos ribose, o yra dalis žmonių, kuriem tikrai būna sunkiau ir ten komplikuotos situacijos, visokie dalykai kaip, nežinau, tam, pavyzdžiui, smurtas artimoje aplinkoje, kuris apsunkina netgi patys skyrybų tokį žingsnį daryti, ypač tiek čia vyram, tiek moterim galioja. Tai, tas apsivelka tokiais dalykais, kur po to, jeigu netaisant, tai apauga, kaip rastas įkritęs į upę, jisai apsirenka visokiam šiukšlėm. Po truputėlį, taip. Ir tada sunkiau būna. Kas yra bendrakeleiviai? Tai yra tokia, kaip ir pats pavadinimas yra, atsiprašau, tas bendrakeleiviai tokie kaip kažkokie bendrą išgyvenimą turintys žmonės arba bendru keliu einantis. Tai jie yra, tokia, kaip čia, pagalba teikianti asociacija, kuri orientuojasi į skyrybas išgyvenančių žmonės ir tai apima ten tiek tėvus, tiek, suaugusius, tiek vaikam pagalba yra ir jie teikia tiek psichologinę, tiek teisinę pagalbą, tiek psichologinę pagalbą žmonėm, įvairios grupės yra ten, įvairius užsiėmimai, kurie
susijęs su tuo skyrybų aspektu. Žinoma, yra ir kitų dalykų ten iš labiau, kaip čia, teologinės pusės, tai yra visokie ten, pavyzdžiui, moterim kažkokie tai užsiėmimai, ten kaip moters perlai ir kažkas tokio. Aš ten nelabai giliniausi, tai nes aš labiau su skyrybom. Sako, iš šono arba atsitraukus geriau matosi, tai kaip suprasti, kad išsiskyręs žmogus patiria tą skyrybų krizę, kad jam nėra gerai? Ar kaip pačiam suprasti žmogui? Atrodo, kad gal taip ir turi būti, ar ne? Tai gyvenimasgi keičiasi, čia įvykis toks, tikrai nekasdienis. Taip, tai bet kokiu atveju pats skyrybų dalykas, jisai yra, nemalonus, ypatingai nemalonus. Ten sako, vienas iš, tokių pagrindinių stresorių. Tai bet kokiu atveju tai yra toks sunkiai pakeliamas stresorius, kuris, daug paveikia. Kai kuriam būna, sako, traumos kažkokios ten nuo to skyrybų proceso, kai kuriam ne, išgyvena tai pakankamai stabiliai. O kaip žinoti, tai čia vat ir yra, ar lengva pripažinti savo, kad reikia pagalbos. Nes, čia toks pirmas būtų aspektas, kad ar pats žmogus gali pasakyti, kad jam ypatingai dabar sunku ir reiktų kažkur kreiptis. Tai čia ne tai, kad su manim kažkas negerai, ir dėl to kreipiuosi, bet yra situacija, kurią sunku išgyventi. Bet čia vėlgi, kaip ir sakėt, didelė dalis žmonių susitvarko patys, bet tai nėra lengvas kelias, matyti išbandomi įvairiausi būdai ir galbūt nereikia tiek kentėti arba ten metus 2 ar daugiau gydytis, galbūt tiesiog reikėtų iš karto kreiptis į bendrakeleivius ir tas kelias sutrumpės. Iš vienos pusės taip, tik tai toks yra dalykas, kad mes ne tai, kad kažkaip ten, bendrakeleiviai nesistengiam užglaistyti ar kažko ten, kažkaip, kad staigiai greit čia viskas išsispręstų, o labiau padėti tą išgyventi. Bent jau, nežinau, ar ten skyrybų metu, ar po skyrybų, ar ten prieš kažkokie vyksta dalykai, kur daug tų emocijų ir, pavyzdžiui, aš kaip grupės vadovas, tai ir einam per tuos sunkius kažkokius dalykus ir tos grupės, arba tie susitikimai nebūna lengvi, tai mes ne tai, kad balionėliais ir ten fanfarom kalbam. Taip. Tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, mes į studiją toliau šnekučiuotis nelengva skyrybų tema. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ir buvau visai pamiršęs, aš labai norėjau pokalbį pradėti nuo linksmesnės natos. Mano vienas iš mėgstamų herojų, Elas Bandis, yra pasakęs tokią frazę: nevertinat šventos kankynės pavadinimu santuoka. Tai kur jau kentėt, kur jau ne. Vėlgi, nežinau. Pats kančios dalykas toks dvipusis, sakyčiau. Aš tai, nežinau, kaip atsakyti. Tai gal yra dėl ko kenčiama, arba kas tas, aš, pavyzdžiui, galvoju, konfliktas, koks nors būna. Tai dėl ko pats pykimasis yra, nes šiaip, pyktis kaip toks, arba konfliktai santykiuose, jiegi gali duoti daug gerų dalykų. Ten gali būti ir tam tikro, tarpusavio supratimo po pykčio, jeigu išsisprendžia konfliktas kažkoks. Gali būti net kažkokie aistros elementai ir kažkas gyvumas. Suprati, kad rūpi, taip, partneris. Tai jeigu kančia imti tokią, kad konfliktas yra kančia ir man reikia ten visą laiką būti jame, tai sakyčiau ne, bet be kažkokio tokio kentėjimo, kad tai turi būti, tai gal ir sakyčiau iš tos pusės jo. Kančios šiek tiek yra tokios nepatogios galva. Niekas nesakė, kad bus lengva. Ir mes kaip tik neturė kalbėjom, kad kaip tik jeigu nėra jokio ginčelio, jokio konfrontavimo, gal kaip tik dar net ir blogiau. Taip, dažniausiai tai kažkuri pusė viena nusileidžia tokiu atveju arba prisiderina labai stipriai. O tokiu atveju, tai kas tada lieka? Lieka, kad vienas visada nepatenkintas. Taip žiūrint, jeigu nėra konflikto. Ir vidinis konfliktas tai yra ten tikriausiai pas tą žmogų, kuris labai būna tylus, ten arba vengia tų konfliktų, arba kažkaip sako, niekada mes nesipykom. Aš tikrai taip abejočiau. Ir paskui gali būti, kad tiksi, ir pritiksi toks progimėlis. Kitas dalykas, kuomet, jeigu jau tikrai nuspręsta, kad su santykiais baigta ir jau tikrai reikia pasukti skirtingais keliais, aš įsivaizduoju, kad beveik visi nori viskas ryt jau mes įsiskyrę, ne? Gal ne šiandien vakare. Ir tada žmogus supranta, kad ne, taip nesidaro. Skyrybų procesas dažnai būna ilgas ir, tarsi turi išsiskyręs, ar ne, bet, kaip ir ne. Taip, tai skyrybos aš gal žiūrėčiau taip, kad būna įvairių ir vienas iš jų būna, jau sako, išsiskyrė dar iki skyrybų. Arba ten kaip
nu, toks įsireiškimas gražus, aš kažkada gal esu minėjęs, kad, sako, santuokoje jau numirė iki pat dar pradėjimo to. Tai toks įvairūs būdai būna, arba tie, skirybos aspektai. Tai šiaip tai, man atrodo, iki pat skirybų pradžios, jeigu taip žiūrint, tai jau kažkas buvo. Ir tenai tikrai ne vieną dieną ar ne vieną minutę galvota ir ten, daug dalykų. O pačios skirybos, tai aišku, priklauso nuo visokių įsipareigojimų, finansų, ten vaikai yra, jeigu tai dar toks atsiranda, erdvė arba laukas, kur, sunku tai taip staigiai nutraukti arba kažkaip išspręsti lengvai. Tai kokius pagalbos būdus jūs taikote bendrakeleiviuose tuomet, kai žmogus jau ateina ieškoti pagalbos? Tai yra suteikiam erdvę tiem visiems dalykam, kas kelia sunkumus. Tai temos, pavyzdžiui, labai įvairias, ten, sakau, nuo vaikų pradedant iki kažkokių asmeninių dalykų arba išgyvenimo, ar ten, nežinau, gali būti ir sutrikimai visokie ten psichologiniai, ne? Pavyzdžiui, kaip sakau, smurtas toks tradicinis arba alkoholio vartojimas nesaikinga šeimoje. Tai, bet kokiu atveju ta šeima, lieka šiek tiek tie nariai paveikti tai bendrakeleiviai erdvė šitam šiek tiek gijimui. Tai reiškia ne tai, kad mes ten kažkaip tai staigiai paimam temą ir viskas prie jos daugiau nebegrįžtam, ar kažkokia ten vaikų tema, tarkim. Bet leidžiam su to pabūt, nes dažniausiai, kur yra kažkokie neišspręsti dalykai šeimose arba santuokoje, tai tom nebūna vietos, net nebūna pagarbai vietos, o pavyzdžiui, mes kažkaip prieinam prie to, kad mes tikrai neišspręsim visų dalykų, bet šiuo metu kas sunku, kas aktualiausia, su to pabūti ir biški tame gauti stiprybės, truputį ten. Tai tokio ramybės gal, net nežinau, tokio pabuvimo ir kad nesu vienas tame. Taip. Dažniausiai daug žmonių tą patiria. Kai kurie žmonės, išgyvenantys skyrybas, dažnai keičia kardinaliai savo gyvenimą, atsisakydami, kas buvo, čia ir tada būna ir sportas, ir kelionės, ir žodžiu, posūkis būna aštrus, tai vėlgi galima, grevį atsidurti pernelyg užlenkus tą posakį. Taip, tai čia vieta tokios, sakyčiau, iš kelio išėjimas nuo tos skausmo kelio, pabėgimas į darbą. Kad tik jo, kuo toliau. Tai toks, iš esmės tai nieko, taip žiūrint, nieko blogo tame nėra, bet jeigu labai staigiai kardinaliai ir ilgą laiką tai daroma, tiesiog ne prie esminių kažkokių sprendimų grįžtama, tai tada, sunku, apauga, kaip sakau, viskas ir tada jau sunkiau tiesiog išgyventi tai, nes tai tampa, kompleksiškas dalykas. Čia ne... Mes vis dar turim tą gėdos jausmą ieškoti pagalbos. Čia, kalbant jau bet kurią gyvenimo sritį, čia dabar ir taip, matyt, man nelengva išsiskyrus ir dabar aš dar eisiu galvą nulenkęs kažkaip, sakyt, kad tu tikrai mane gerai. Taip, su gėda man iš viso atrodo sunku dorotis, nes jinai slegia ir ten, bet čia labiau apie tai, kad ką kiti galvoja, kaip mane mato, ten vertins mane teis, ten, Bet gal ir pats truputėlį esi, paveiktas, nes nepavyko santykiai, lyg ir dėta buvo pastangų, gal su manim kažkas negerai, Taip, tai tas pripažinimas, yra irgi pirmas žingsnis nuo to, kad šiek tiek pasijusti kitaip. Ne tai, kad aš tame murdaus ar kažką, bet su gėda tai sunku kažkaip, aš galvoju nusimti tą, bet tas kaltės jausmai, tai su tuo kažką jau galima daryti, atrodo. Ten kažkaip paprasčiau biški žiūrėti, nes gėda tai tokia apie viską, kad aš esu blogas žmogus. Taip, aš jau absoliutinau tada ir nėra čia ko. O jeigu kažkaip kaltas dėl kažkokių dalykų, tai visada mes kalti būnam dėl, santykėje du, tai arba čia jeigu vėl apie skyrybas, tai kažkaip, tarkim, daugiausia tai 50%. Kiek galiu jaustis kaltas. Nemažai, bet ir ne 100. Bet ne 100. Bet ne 100. Kiekvieno atvejis yra individualus ir matytas gijimo, sveikimo laikotarpis irgi skirtingas kiekvienam. Žinoma, taip. Ir būna, kreipiasi ne tik šiuo metu išgyvenantis ten skyrybas, bet ir po keli metai po skyrybų, nes dar yra tas pats. Nerandu, jo. Neranda tiek savęs, tiek kažkokio įprasminimo to viso etapo gyvenimo. Grūžaties būna daug, ten irgi tos pačios kaltės kažkokios, tai kurią nešiojasi. Tiesiog čia daug tokių, tai nėra limitas, kažkoks ten metai arba dabar būtinai besiskiriant, kad gali žmonės kreiptis pagalbos, visada galima kreiptis. Tai čia vienas iš tokių stipriausių dalykų. Tai čia kaip, nežinau, sako, loteriją laimėti, reikia bilietą pirkti. Tai tas žingsnis pirmas ir yra, kad pripažinti arba bandyti kreiptis, jeigu tikrai sunku. Tai čia matyti ir bus ta esminė frazė, kad visada galima kreiptis pagalbos. Jo, visada galima ir nėra bent jau
čia kaip pas mus tai nėra kažkokio limito ten, ar tik vyrai gali kreiptis, tik moteris. Na, iš čia prieš 5 metus įsiskyrė, žinokit, jau kažkaip turėtų būti susitvarkęs, ar ne? Čia toks nuvertinimas. Bet jo, gali visi ir tikrai yra atvyko ir po dviženklės, kaip čia, metų skaičiaus, kai skyrybos įvykė, vis dar yra kažkas tokio, ką nešiojasi žmogus. Nes mes orientuojamės ne į tai, kad ten sutaikyti ten, ar ten... Gražinti, taip, ten tos tiltus. Čia labiau apie tokį savęs augimą labiau. Tai, kadangi ta statistika skyrybų tikrai nėra maža, mūsų klausytojai, jeigu dabar klauso, kurie išgyvena tą skyrybų krizę, kurie skiriasi, kurie ieško pagalbos, tai kokie tie pirmieji žingsniai ir kur reikėtų kreiptis? Čia daugiau informacija dabar. Tai tiesiog galima kreiptis, visada yra specialistai, aš rekomenduoju, pirmą, tai pats esu psichologas, tai galima psichologus kreiptis, ir tada yra, mes ką darom, tai tas grupės, arba bendrakeleiviai, jie turi, tiesiog galima susirasti internete, bendrakeleiviai.lt ir ten susirasti visą reikalingą informaciją. Grupės būna bent 2 pusmetį, tokios, jeigu žiūrint, tos grupės vėlgi jos yra testinės, tai ten 15 užsiėmimų būna, tai jos ten beveik 3 mėnesius trunka, tai žodžiu, kad tikrai ten būna ką veikti, nebūna lengva, bet kiek girdėjau ir kiek dalinasi, tai veiksmingas. Visai, sako, tas pabuvimas šituose sunkiuose jausmuose yra naudingas. Tai tiek būtų šiandien, pas mus svečiavosi psichologas egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū. Iki kitų kartų.